Marių tęsti apie lėtinę inkstų ligą, apie jos prevenciją. Ir kol profesorius pradeda, aš tik noriu anonsuoti, yra kartu su ta pasaulinė nefrologų draugija išleistas lietuviškas algoritmas. Tai kuris skaičius bus perduotas Laugaliu, nes jis yra Vilniaus krašto pirmininkas, tai jūs iš jo prašykit. Kam reikia? Šeimos gydytojam. Čia ne jum. Čia, kad platintume šeimos gydytojam, internistam, kad jie žinotų tuos žingsnius, ką Ernesta labai gražiai pristatė. Ir šalia to dar irgi pas Laugalį galit paprašyti, mes jam perdodam pacientam. Produktai, kuriuose yra kalio, produktai, kur yra fosforo, natrio. Čia yra Europos nefrologų draugijos projektas, į kurį mus pakvietė ir dabar yra šitie lietuviški variantai. Tai ačiū uždėmesį ir prašau profesoriui Mariui. Ačiū, labai reikalinga medžiaga ir mano tema yra labai ryšasi su Ernestos pasakytomis mintimis. Jau ką daryti toliau diagnozavus lėtinę inkstų ligą. Dabar priimta parodyti interesų deklaraciją, tai čia mano asmeninė nuomonė, kas bus pasakyta. Ir aišku, lėtinė inkstų liga, tai prevencija labai priklauso nuo priežasties ir labai svarbu visais atvejais, jeigu tik įmanoma, nustatyti, kokia ta priežastis. Aišku, vienais atvejais gana paprasta, jeigu ilgai trukusi hipertenzija ar diabetas, bet kartais būna įvairios retos ligos, tai tai siejasi su Agnės pranešimu toliau, kad visuomet svarbu pažiūrėti, o kas yra dar už inkstų, gal yra kepenyse cistos, gal dar kažkokie kiti ekstrarenaliniai požymiai, nes gali būti ir kažkokia reta liga. Ir aišku, įvairios glomerulopatijos ir kiti susirgimai, kuriais rūpinasi nefrologais, bet dažniausios priežastys yra tai padidėjęs kraujospūdis ir cukrinis diabetas. Kodėl svarbu ta prevencija, nes jeigu pirmaisiais nefrologais buvo klinikiniai farmakologai, nes jie žinojo, kaip dozuoti vaistus ir kažkada, turbūt daugiau negu prieš 100 metų, pirmaisiais nefrologais tapo klinikiniai farmakologai, po to atsirado dializės po Antro pasaulinio karo, nefrologija tada suklestėjo, po to inkstų transplantacija, po to inkstų biopsijos, tai plėtėsi, bet pastarųjų metų nefrologijoje yra labai svarbu prevencija, nes tikrai mūsų neužteks, nespėsim mes dializuoti ir transplantuoti pacientų, arba pacientai mirs dėl lėtinės inkstų ligos, net nesulaukia galutinės stadijos inkstų ligos, jeigu nekalbėsim apie prevenciją. O kaip matome, anglai paskaičiavo, kad būtent pakaitinė inkstų terapija yra be galo brangi ir geriau yra investuoti tą prevenciją ir kiekvienas centas investuotas į prevenciją vertas tikrai padeda išvengti didelių išlaidų, o ir individui žymiai geriau, ir jo šeimai, ir visuomenė, ir sveikatos apsaugos biudžetui, jeigu išvengiama tų ligų. Tai apie tai dabar visam pasaulyje labai kalbama. Ir tam, kad taip dar sudominti visuomenę, kad lėtinės inkstų lygos labai pavojingos ir daug dažnesnės negu mes manome, taikomi įvairūs metodai. Ir pasaulinė inkstų diena, ir dar kitur, ir Milane Europos kongrese buvo rodoma, kad įžymybės, 44 įžymybės su lėtinė inkstų lyga, pradedant Mozartu, kuris mirė nuo uremijos, iki Selenos Gomez ir žinomos dainininkės, švedų princo, kuriam transplantuotas inkstas, ir tą sąrašą galima tęsti ir tęsti, bet tai vien tam, kad parodyt, kad tikrai serga visi ir įžymybės, ir kad inkstų lygos labai dažnos ir pavojingos. Tačiau, kaip jau minėjau, labai svarbu bendradarbiavimas tarp specialybių, nes priklausomai nuo to, kokia yra inkstų veikla ir koks albuminurijos dydis, nurodoma,
kada tirti ir gydyti ir kada nukreipti nefrologams. Tai matome, kad visais atvejais labai dažnai, kai nefrologų net nereikia, gali patys šeimos gydytojai ir kiti specialistai gydyti, skirta KF inhibitorius, sartanus ar kitas priemonės. Bet aišku, yra labai griežtos indikacijos, kada jau nukreipt nefrologui, bet vis tiek turi gydymas būti bendras ir šeimos gydytojo, ir kito specialisto, kardiologo ir nefrologo. Tai labai svarbu įtraukti į komandą kuo daugiau specialistų ir aišku skatinti šlapimo tyrimus, kaip minėjo Ernesta, nes jeigu gerai, kad mes žinom glomerulų filtracijos greitį, tai čia kaip sakė profesorius Vaneris, EROS pirmininkas, tas glomerulų filtracijos greitis, jeigu galutinės stadijos inkstų liga yra skardis praraja, tai glomerulų filtracijos greitis yra stotelė, nuo kurios garvežys pajudėjo link prarajos link. Stotelė. Bet greitis, kurio juda, yra būtent albuminurijos, proteinurijos dydis. Tai turim vertinti abu parametrus ir lėtinės inkstų ligos prevencija turi būti holistinė. Tai ne vien, kad sako, ką mums siūs nefrologui, kad jis ir taip gauna ten kokį nors prilį, ką ten daugiau nefrologas, bet mes tikrai galime labai daug su pacientams ir patarti dėl dietos, fizinio aktyvumo, gyvensenos keitimai, kūno svoris labai svarbu. Taip pat taikyti pirmo pasirinkimo gydymą ir matome, kad nauji vaistai ateina ir juos reikia labai irgi išmaniai žinoti, kada skirti. Ir labai aišku svarbu kraujospūdis. Ir beje, šiemet pasirodė naujosios Europos hipertenzijos draugijos gydymo gairės birželio mėnesį. Man irgi tenka garbė būti vienam iš bendraautorių ir labai daug kalbama ir apie pacientus sergančius inkstų ligomis, nes jiems dažnai būna ta paslėpta hipertenzija, taip atvirkščiai, pas gydytoją lyg normalus kraujospūdis, bet namie padidėja. Tai toks būna gana dažnas variantas sergant lėtinėmis inkstų ligomis, priešingai nuo balto chalato hipertenzijos, kai atvirkščiai gydytojo kabinete padidėjo, namie yra normalus. Ir tos gairės sako, kad labai svarbu tiksliai matuoti, kaip sėdėt, pailsėt ir kad prietaisas turi būti ne bet koks, o automatinis elektroninis oscilometrinis patvirtintas štai šitam tinklalapį. Ir visa eilė kitų, nes nuo to, kaip pamatuosim, labai priklauso ir gydymas. Ir inkstų ligoms išskirta ir labai griežti įrodymai, rekomendacijų klasė, kad visoms stadijoms lėtinės inkstų ligos esant reikia matuoti kraujospūdį, kad dažnai būna naktinis kraujospūdis arba paslėpta hipertenzija, kad kraujospūdžio mažinimas lėtina inkstų veiklos progresavimą ir apsaugo nuo kardiovaskulinių komplikacijų. Kada reikia pradėti gydymą, kad virš 140 ir 90. Ir koks yra tikslinis kraujospūdis, kad pirmas tikslas yra sumažinti mažiau 140 ir 90 ir jeigu toleruoja mažiau 130 ir 80, ypač jeigu yra albuminurija. Atskiras skyrius pasirodė inkstų transplantacijos pacientams, po inkstų transplantacijos pacientams, iki kiek reikia mažinti ir kokio vengti, nes negali mažinti iki begalybės, vengti mažesnio negu 120 ir 70 ir aišku vartot vaistus, kurie blokuoja renino-angiotenzino sistemą, pirmos A klasės rekomendacija. Apie vaistus tai šiek tiek pasikeitė, anksčiau buvo šešiakampis, dabar lieka keturkampis ir mes galime rinktis, kažkiek reabilituoti yra centrinio poveikio vaistai, kuriuos nefrologai labai mėgsta, bet vis tiek schema, kuri yra rekomenduojama pacientui turinčiam hipertenziją ir lėtinę inkstų ligą, matote, yra tokia, kad labai priklauso kokio lygio yra lėtinė inkstų liga. Jeigu tas sutrikimas dar nėra labai didelis, tai skiriama
sartano arba KF inhibitorių, kalcio kanalo blokatorių ir diuretiko arba diuretiko derinys dviguba kombinacija. Tai pirmas žingsnis. Tuo tarpu, jeigu jau labiau sutrikus inkstų veikla, tezinis diuretikas netinka ir turi būti kilpinis diuretikas, kai glomerulų filtracijos greitis yra mažiau 30. Na ir po to, jeigu per 3 mėnesius nepasiekiamas tikslinis kraujospūdis, reikia eskaluoti gydymą, taikyti trigubą kombinaciją. Na ir netgi iki šito žingsnio, kai 3 vaistai, galima pacientams skirti vieną tabletę, tai fiksuojami, reiškia labai akcentuojama fiksuoti deriniai. Na, o po to, jeigu jau dar reikia 4 vaisto, tai jeigu nėra hiperkalemijos ir nėra labai sutrikus inkstų veikla, filtracija virš 30, spironolaktonas arba kitas mineralkortikoidų receptorių antagonistas, po to beta blokatorius ir tas centrinio poveikio vaistas išlieka, bet matote tik toliau. Na, o kitiems, kurių labiau inkstų veikla sutrikus, galima pridėti ir tiazidinį diuretiką. Pasirodo, mes galvojam, kad tiazidiniai diuretikai neveikia, kai glomerulų filtracijos greitis mažiau 30. Taip, jie neveikia vieni, bet derinyje su kilpiniais gali veikti. Na, po to daug buvo kalbama, kad paskyrus reninogensino sistemos inhibitorių, kuris yra kaip pagrindas to antihipertenzinio gydymo, reikia pasiekti inkstų funkciją, na ir nebijoti tęsti ir toliau, net kai yra labai sutrikusi inkstų veikla ir iki tol, kol glomerulų filtracijos greitis sumažėja iki mažiau nei 30, vis tiek reikia juos tęsti. Ir stebėti kalio ir kreatinino pokyčius. Dabar, jeigu paskyrus AKF inhibitorių ar sartaną padidėja kreatininas, tai nereikia automatiškai iškart stabdyti AKF inhibitoriaus ar sartano, reikia pasižiūrėti, kiek, jeigu labai nedaug, mažiau negu 30%, tęsti monitoravimą, nekeis dozės, bet jeigu jau dvigubai padidėjo, reikia atmesti hipovolemiją, nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimą, inkstų arterijos stenozę ir sumažinti dozę. Ir aišku, jeigu padidėjo daugiau negu dvigubai, tik tais atvejais nutraukti. Taip pat buvo kalbama ir apie ateities terapiją, atsiranda naujų vaistų hipertenzijai kontroliuoti sergant lėtinė inkstų liga. Tai toks oceduronas, mes dalyvavom tyrime su profesorė, toks KBP dar pavadinimą turintis, būtent su 3B ir 4 stadijos lėtinė inkstų liga, nesteroidinis mineralkortikoidų receptorių antagonistas, jisai pasirodė efektyvus. Aldosterono sintazės inhibitorius bakstrostat irgi buvo efektyvus, bet pacientai su 3B ir aukštesnės stadijos lėtinė inkstų liga nebuvo įtraukti. Na ir dvigubas endotelino receptorių antagonistas. Buvo paskelbtas toks tyrimas, Precision, ir ten 5% pacientų turėjo lėtinę inkstų ligą ir taip pat buvo efektyvus skiriant pacientam su rezistentiška hipertenzija. Bet aišku, hipertenzija eina kartu su diabetu, o jeigu pacientui yra ir antro tipo diabetas ir hipertenzija, ta rizika dar gerokai potencijuojasi, šios dvi būklės inkstus veikia sinergistiškai ir antro tipo diabetas tai yra be galo didžiulė problema ir kažkaip anksčiau buvo kalbama tik apie pirmo tipo diabetą, bet antro tipo diabetas žymiai dažnesnis pasaulyje, kiek serga milijonų žmonių ir inkstų liga išsivysto netgi dažniau, nes yra kartu su hipertenzija dažnai ir jie ir nutukia, lyginant su pirmo tipo diabetu. Ir aišku, vystosi galutinės stadijos inkstų liga, bet dauguma pacientų netgi miršta anksčiau, nesulaukia tos galutinės stadijos inkstų ligos ir labai svarbu išvengti diabetinės nefropatijos, nes šiaip diabetas, antro tipo diabetas, gyvenimo trukmę sumažina 6 metais, jeigu yra diabetas ir kardiovaskulinė liga 12 metų, bet jeigu prasideda dar antro tipo diabetu sergant lėtinė inkstų liga iki 16 metų, tai tikrai mūsų rankose yra daug kas ir labai daug ką galim padaryti ir
Na, yra ir kitų duomenų, kad jeigu yra hipertenzija kartu su antro tipo diabetu, labiau vystosi hipertrofija, hiperfiltracija inkstų kamuolėliuose. Dėl to intervencija turi būti multifaktorinė. Labai daug ką galime padaryti savo pacientams. Ir va, japonų tyrimas parodė, kad beveik 3000 pacientų su antro tipo diabetu, virš 80 klinikinio tyrimo vietų Japonijoje. Vieniems buvo toks standartinis gydymas, o kitiems intensyvus, labai mažintas glikozilintas hemoglobinas, kraujospūdis, MTL cholesterolis. Ir matome intensyvų gydymą taikant, na, pavyksta išvengti diabetinės nefropatijos pradžios ir na, kontroliuojant spaudimą ir mažinant glikuotą hemoglobiną, taip pat inkstų veiklos blogėjimą. Dėl to labai svarbu intensyviai gydyti ir antro tipo diabetu ir lėtinė inkstų liga sergančius pacientus rekomenduojama, aišku, gyvenseną keisti ir šalia metformino, kurio dozavimas priklauso nuo inkstų veiklos ir jo nerekomenduojama skirti, kai glomerulų filtracijos greitis mažiau 30, bet kartu skirti SGLT2 inhibitorius. Ir tik vėliau, ypač jeigu prastesnė inkstų veikla, pridėti kitus vaistus. Taip kad, tas priešdiabetinių vaistų skirimas labai priklauso nuo dviejų dalykų. Nuo glomerulų filtracijos greičio, kuomet renkamasi GLP-1 receptorių agonistai arba jeigu geras glomerulų filtracijos greitis, SGLT2 inhibitoriai, ir nuo albuminurijos. Jeigu albuminurija yra būtina kartu skirti vaistus, kurie blokuoja renino-angiotenzino sistemą. Tai čia buvo pacientai sergantis lėtinė inkstų liga ir turintis antro tipo diabetą. Bet skiriant SGLT2 inhibitorius buvo pastebėta, kad jie skiriant juos sergantiems diabetu, kad neproporcingai glikozilinto hemoglobino sumažinimui labai apsaugomi inkstai. Dėl to buvo inicijuoti tyrimai, tokie kaip DAPA-CKD, kad pasižiūrėtų, gal ir nesant antro tipo diabeto, esant kitoms inkstų ligoms, inkstų apsisaugoma nuo inkstų veiklos. Ir buvo DAPA-CKD tyrimas, kur matote, buvo pacientai su glomerulų filtracijos greičiu tarp 25 ir 75 su albuminurija, ir jie arba turėjo antro tipo diabetą ar ne. Ir jie buvo gydomi labai teisingai, jie buvo skiriama maksimali toleruojama KF inhibitoriaus arba RB dozė, kas klinikiniai praktikoje tikrai dar ne visuomet būna. Ir taikant tokį modernų gydymą dar buvo skiriama arba dapagliflozinas arba placebo. Ir matome, kad dalis pacientų ir neturėjo antro tipo diabetų, reiškia antiglikeminis vaistas pacientams be diabeto. Ir matome, kad labai efektyvus pasirodė, ir tai buvo labai cituojama nefrologijos visam pasauly, kad inkstų veiklos pablogėjimas, galutinės stadijos inkstų liga arba mirtis kardiovaskulinės gerokai sumažėjo beveik 40% paskyrus SGLT2 inhibitorių. Ir tas nepriklausė nuo to, ar sirgo antro tipo diabetu ar ne. Žiūrėkit, čia yra komplikacijų dažnis sergantiems diabetu. Jis buvo didesnis, aišku, negu tiems, kurie neturėjo diabeto. Bet abiejose grupėse SGLT2 inhibitoriai tą riziką gerokai sumažino. Na ir tai greičiausiai yra ne vien dapagliflozino poveikis, tai yra klasės efektas, nes kitas pasirodė tyrimas EMPA kidney, kuris, matote, irgi šiek tiek kitokie pacientai buvo ten įtraukti, kai kurie neturėjo albuminurijos, bet irgi labai panašus rodikliai. Taip kad šalia to, ką gairės sako, kaip vartoti SGLT2 inhibitorius sergant lėtinė inkstų liga ir turint diabetą, atsiranda rekomendacijos, kada skirti SGLT2 inhibitorius, kai nėra diabeto.
apsaugoti nuo lėtinės inkstų ligos. Tai yra, kai glomerulų filtracijos greitis virš 20 yra albuminūrė, arba tarp 20 ir 45, kai nėra albuminūrios, arba yra lėtinė inkstų liga ir širdies nepakankamumas. Na, tai tokios dabar formuojasi rekomendacijos skirtas GLT2 inhibitorius, kai nėra cukrinio diabeto. Na ir visa eilė kitų rekomendacijų, kad turime nepamiršti, kad mūsų pacientai turi labai didelę kardiovaskulinę riziką, tai skirt statinus, tai aišku priklauso nuo amžiaus, nepamirškim ir metabolinės acidozės, kad, na, irgi, ypač kai bikarbonatai mažiau 16, reikia susirūpinti ir koreguoti tą acidozę, nes tai greitina inkstų ligos progresavimą. Ir aišku, inkstai labai nemėgsta dar papildomų smūgių ir, na, reikia vengti veiksnių, kurie na, gali sukelti dar pabloginti inkstų veiklą. Tai jokių žolinių preparatų, vengti hipotenzijos, nefrotoksinių vaistų, skiriant radiokontrastus reikia pasižiūrėti, na, atsargiai kuo mažesnė dozė, kad būtų, na, tas kontrastas, na, reiškia didelio mažo osmotinio slėgio ir pasiekti inkstų veiklą po radiokontrastinių tyrimų. Taigi, na, mes tikrai nefrologai daug ką galime padaryti ir visuomet reikia žinoti, kad bent jau turime skirt vaistus, kai yra lėtinė inkstų liga ir glomerulų filtracijos greitis bent virš 20, privaloma skirt vaistus blokuojančius renino-angiotensino sistemą, bet vis tiek liekamoji rizika dar didelė kardiorenalinė. Vis tiek inkstų liga gali progresuoti, kardiovaskulinės mirtis. Na ir tas mūsų prevencinės priemonės turim eskaluoti. Toliau, jeigu yra širdies nepakankamumas, pridėti ARNI, bet aišku, tada reikia nutraukti KF inhibitorių. Pridėtas GLT2 inhibitorių priklausomai nuo albuminūrios ir glomerulų filtracijos greičio. Pridėti fenorenoną, kalio nedidinantį nesteroidinį mineralkortikoidų receptorių antagonistą. Ir aišku, tos priemonės labai padeda ir be abejonės turime bendradarbiauti. Turime bendradarbiauti mes nefrologai su šeimos gydytoju ir kartu mes tikrai galime daugiau. Ačiū uždėmesį.